privalomojo referendumo iniciatyvą dėl piliečių nekilnojamo turto Lietuvoje neapmokestinimo. Matydami visą šitą globalistinį vaizdelį, kai nekilnojamo turto klausimas šventas bent jau Lietuvos piliečiam, yra išnaudojamas tam, kad įvesti kontrolę žmonių ir panaudoti tai negeriem tikslam. Tokių pavyzdžių mes visi žinom, vienas kitą neįtikinėsim. Klausimas toks, mėly žmonės, mes turim teisę kaip Lietuvos piliečiai turėti nors šiokią tokią privilegiją. Manau, kad turim ir visi čia susirinkę sako, kad turim. Dėl to mes siūlome papildyti Konstituciją 23 straipsnio 4 dalimi, kuris kalba apie piliečių nuosavybės, nuostata, kad mūsų piliečio, Lietuvos piliečio nekilnojamas turtas neapmokestinamas ir taškas. Mes nesikėsiname jokius mokesčius, nieko. Nekilnojamo turto mokestį tegul moka užsieniečiai, tegul moka juridiniai asmenys, o fiziniai asmenys, kurie yra Lietuvos piliečiai, už turtą, nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, nemoka. Tokia labai paprasta ir aiški yra idėja. Mes sveikiname visas kitas iniciatyvas, taip pat ir dėl nekilnojamo turto mokesčio, nes jos visos žadina pilietiškumą ir žmonių sąmoningumą. Tačiau mes manome, kad pusinės priemonės nepadės. Net ir pateikus Seimo įstatymą, tai nereiškia, kad jis bus priimtas, arba bus priimtas toks, koks priimtas, o besikeičiant infliacijai, mes manome, kad reikia pasipriešinti iš esmės šiai iniciatyvai.